Elio širdis plakė pašėlusiai, kol jis bėgo apleistos mokslinės laboratorijos pritemdytų koridoriumi. Jo sportbačiai tyliai cyptelėdavo ant dulkėtų grindų, aidėdami nuo praeities šešėliais paženklintų sienų. Iš paskos artėjo lėti, užtikrinti žingsniai, lydimi neaiškaus apsaugininko racijos šnipštimo ir traškėjimo. Įbėgęs į tuščią kabinetą, Elis skubiai uždarė duris ir gaudydamas kvapą į jas atsirėmė. Drebančiais pirštais jis iš kuprinės ištraukė nedidelį juodą sąsiuvinį. Vienas prakaito lašas nukrito ant nudėvėto odinio viršelio. Akys išsiplėtė verčiant puslapius, kuriuos menkai apšvietė pro purviną langą sklindantį mėnulio šviesą. Žvilgsnis sustojo ties šiandienos data. Žodžiai aiškiai išsiskyrė pageltusiame lape. 2:42. Apsauginis atidarys duris. Tau liks vienas pasirinkimas – šokti arba būti pagautam. Eliui per nugarą nubėgo stingdantis šiurpas. Jis pažvelgė į savo laikrodį. 2:41. Ne, taip neturėjo būti. Tyliai sušnibždėjo jis, purtydamas galvą, jausdamas, kaip viduje kyla panika. Koridoriuje pasigirdo raktų skambesys, trakštelėjo spyna ir durų rankena lėtai pradėjo suktis. Elio širdis daužėsi kaip pašėlusi. Jis skubiai sugriebė kuprinę, sąsiuvinį įmetė atgal ir pažvelgė į langą. Antras aukštas ir krūmai apačioje. Jis turėjo tik kelias sekundės apsispręsti. Greitai, paragino jis save, puldamas prie lango ir plačiai jį atverdamas. Šaltas naktinis oras plūstelėjo į veidą, trumpam išsklaidydamas paniką. Ei, kas ten? Garsiai sušuko apsauginis, dabar jau visai šalia griežtų ir autoritetingų balsų. Elis sustingo, stovėdamas ant palangės. Širdis daužėsi, kvėpavimas sustojo. Jis pažvelgė atgal į uždarytas duris, o tada į tamsą apačioje. Jo ranka per kuprinės audinį stipriai suspaudė sąsiuvinį, skausmingai primindama apie neįtikėtiną realybę, su kuria dabar tenka susidurti. Jei šoksi, rasi, tyliai sau sušnibždėjo, prisiminęs sąsiuvinėje užrašytą mįslingą eilutę. Jei liksi, jie atims. Durys plačiai atsidarė. Ryškus žibintuvėlio spindulys apakindamas perrėžė tamsą. Nejudėk! Suryko apsauginis, įžengdamas vidun. Elio akis prisipildė ryžto ir jis šoko. Prieš 5 dienas. Eli, gal gali nueiti į rūsį ir atnešti tuos senus geografijos žemėlapius? Paprašė ponas Harisas, vos pakeldamas akis nuo savo stalo. Žinoma. Linktelėjo Elis, nenoriai pasukdamas prie tamsių laiptų, vedančių žemyn į mokyklos rūsio sandėliuką. Rūsyje tvyrojo dulkės ir netvarka. Visur buvo sukrauti seni, užmiršti baldai ir apdaužytos dokumentų spintos. Elis atsargiai laviravo tarp jų, prisimerkęs blausioje šviesoje. Kai jis ištiesė ranką link aukštos senos spintos viršutinės lentynos, jo alkūnė netyčia kliudė kažką kieto. Ant grindų minkštai nukrito sąsiuvinys. Elis smalsiai pakėlė jį nuo žemės. Juodo matinio paviršiaus viršelis buvo nusitrinęs, kampai šiek tiek sulankyti, kraštai aptrinti. Viršelio paviršiuje buvo subtili, beveik nematoma spiralės graviruotė, o sąsiuvinys buvo perištas plonu raudonu siūlu. Elis paskubomis pervertė lapus, jie buvo visiškai tušti. Guždelėjęs pečiais, jis įsidėjo sąsiuvinį į kuprinę ir grįžo į viršų. Kitą rytą Elis per pusryčius tingiai atsivertė sąsiuvinį ir sustingo. Vakar sąsiuvinys buvo tuščias, tačiau dabar pirmajame puslapyje tvarkingai buvo įrašyti žodžiai. 11:14 mokyklos valgykloje netyčia sudaužysi stiklinę vandens. Elis papurtė galvą, nusprendęs, kad tai kvailystė. Tačiau lygiai 11:14 jo ranka netikėtai slistelėjo, stiklinė išsprudo iš rankų ir sudužo ant mokyklos grindų.
Sekančią dieną atsirado naujas įrašas – 10:20. Sporto salėje per fizinio pamoką Tomas kamuoliu išdauž salės langą. Rimtai? Tomas tik nusijuokė, kai Elis jį perspėjo. Tačiau lygiai 10:20 Tomo paleistas kamuolys nevaldomai trenkėsi į didelį sporto salės langą, kuris pažiro šūkėmis. Gerai, sakyk tiesiai. Iš kur žinojai, kad tai bus? Po pamokos koridoriuje pareikalavo Tomas, užspęsdamas Elį į kampą. Elis sudvejojo, jo akis nervingai lakstė. Galiausiai jis iš kuprinės išsitraukė juodąjį sąsiuvinį. Nežinau kaip, bet šis daiktas, jame parašyta, kas įvyks. Tomas spoksojo į jį, jo veidą netikėjimą pakeitė susižavėjimas. Negali būti! Sekančio ryto naujas įrašas sukėlė dar daugiau nerimo. 15:30. Tave beveik partrenks raudona mašina. Pasiryžęs įrodyti, kad sąsiuvinis klysta, Elis pasirinko visiškai kitą kelią namo. Tačiau lygiai 15:30 iš už kampo netikėtai išnyro automobilis, kuris vos per plauką jo nepartrenkė. Elis sustingo vietoje. Širdis pradėjo pašėlusiai plakti. Mašina nebuvo raudona, ji buvo tamsiai bordos spalvos. Sutrikęs Elis vėl atsivertė sąsiuvinį ir pajuto, kaip kraujas stingsta gyslose. Po pradinių įrašų buvo nauja eilutė, kurios jis ryte tikrai nebuvo matęs. Tu bandai, bet jau per vėlu. Pažiūrėk! Elis vėliau primiktinai parodė Tomui sąsiuvinį. Tomas suraukė antakius. Palauk, čia anksčiau buvo tik viena eilutė. Lėtai tarė Tomas, jo balse jautėsi kylantis nerimas. O dabar jų dvi? Abu draugai pažvelgė vienas į kitą, suprasdami kažką labai svarbaus ir bauginančio. Sąsiuvinis ne tik numatė ateitį, jis reagavo į jų veiksmus. Ryto saulė buvo blyški ir neryžtinga, prasiskverbusi pro Elio lango žaliuzės tarsi nenoromis liudydama artėjančią neišvengiamą nelaimę. Elis nejudėdamas sėdėjo lovos krašte, šalia jo grėsmingai gulėjo juodasis sąsiuvinys. Jo širdis plakė ne iš susijaudinimo, o iš baimės. Lėtai drebančiais pirštais Elis pasiekė sąsiuvinį. Puslapiai tyliai šiugždėjo po jo prisilietimu. Žvilgsnis sustojo ties tvarkingai įrašytais žodžiais. 12:40. Kieme susimuš 2 berniukai. Eliui per nugarą nubėgo šaltukas. Visi ankstesni įrašai buvo išsipildę ir dabar jis bijojo galimų pasekmių. Kelias į mokyklą buvo lyg žygiavimas į neišvengiamą pražūtį. Tomas prisijungė įprastoje sankryžoje, tyla tarp jų nutraukė tik Eliui pagaliau ištarus. Šiandien bus muštynės. Tyliai sumurmėjo jis. Tomas žvilgtelėjo į šalį susiraukęs. Tikrai? Elis lėtai linktėlėjo, vengdamas Tomo akių. Sąsiuvinėje tai parašyta. 2 berniukai, 12:40. Gal nebus tai blogai? Tomas atsiduso kiek sutrikęs. Tačiau Elis jautė kitaip. Įtampa tik augo, kiekviena pamoka atrodė truko amžinybę. Vidurdienį Elis jautėsi taip, tarsi krūtinę spaustų nematomas svoris. Įnikęs į nerames mintis, Elis pamiršo griežtą mokyklos taisyklę palikti telefoną spintelėje. Per matematikos pamoką tylus telefono pypstelėjimas sugriovė tylą. Visų žvilgsniai nukrypo į jį. Eli, taisyklės tau žinomos. Griežtai tarė mokytojas Spenceris, tiesdamas ranką. Raudonuodamas iš gėdos, Elis atidavė telefoną, suprasdamas, kad po pamokos laukia nemalonus pokalbis. Nuskambėjus skambučiui, mokytojas Spenceris sulaikė Elį, žvelgdamas griežtai. Tikėjausi iš tavęs daugiau. Ateik čia, Eli. Kol Elis liko klasėje klausytis mokytojo moralinių pastabų, Tomas jau buvo išėjęs į kiemą. Vienas. Elis to nežinojo. Tomas, pamatęs 2 jaunesnius mokinius besikeičiančius įžeidimais, prisiminė Elio perspėjimą.
Bandydamas išvengti muštynių, Tomas įsiterpia. Ei, vyručiai, nusiraminkite. Vienas iš berniukų, išsigandęs ir piktas, instinktyviai smogė Tomui į žandikaulį. Tomas susvyravo ir krisdamas stipriai trenkėsi galva į akmeninės plyteles. Pasigirdo kraupus trakštelėjimas. Tuo metu Elis vis dar klasėje klausydamas mokytojo pastabų išgirdo kieme kylančią sumaištį. Širdis nusirito į kulnus, jis puolė prie lango. Tomas gulėjo be sąmonės ant žemės, šalia jo galvos plito kraujo dėmė. Elio akys instinktyviai nukrypo į laikrodį klasėje. 12:40. Ne. Išsigandęs sušnibždėjo Elis ir pastūmas nustebusi mokytoja pasileido koridoriumi. Kieme jau būriavosi mokiniai. Buvo iškviesti medikai. Jų skubus balsai pynėsi su išsigandusiu bendramokslių šnabždesiais. Elis stovėjo sustingęs, kaltės jausmas draskė jo širdį. Tomą atsargiai paguldė ant neštuvų, ir balusi, ir nejudanti, ir įkėlė į greitosios pagalbos automobilį. Elio kvėpavimas buvo nelygus, kupinas panikos. Vakare, vienas savo kambaryje, Elis be jausmių žvilgsnių spoksojo į sąsiuvinį. Jis desperatiškai vartė puslapius ieškodamas atsakymų, tačiau įrašas liko nepakitęs. 12:40 kieme susimuš 2 berniukai. Jokių naujų žodžių, jokio paaiškinimo, tik žiauri tyla. Atmintyje degė rytinio pokalbio prisiminimas. Jis pats perspėjo Tomą, sukeldama šią įvykių grandinę. Jei būtų tylėjęs, Tomas galbūt niekada nebūtų įsivėlęs į konfliktą. Norėjo apsaugoti draugą, bet pats tapo nelaimės priežastimi. Kaltės kamuojamas Elis drebančiomis rankomis paėmė telefoną, rinkdamas Tomo mamos numerį. Ar galiu jį rytoj aplankyti? Elio balsas drebėjo. Tomo mama suabejojo. Gydytojai sako, kad pasveiks. Galiausiai atsakė jį, bet jos balsas buvo įsitempęs. Bet Eli, jis tavimi pasitikėjo. Šie žodžiai įsmigo į Elį giliau nei peilis. Pasitikėjimas sudužo kartu su Tomo galva atsitrenkusia į grindinį. Sutemus, Elis sėdėjo prie lango, o sąsiuvinis gulėjo ant spintelės kaip prakeiktas reliktas. Kaltės jausmas buvo nepakeliamas, kiekvienas širdies dūžis priminė apie jo padarytą klaidą. Žvelgdamas į tamsą, Elis tyliai sušnabždėjo klausimą, kuris jį persekiojo. Kas iš tiesų priklauso nuo manęs? Po bemiegės nakties ryte dangus buvo pilkas ir sunkus, kai Elis dviračiu mynė link ligoninės, širdyje slegiamas nepalaužiamos kaltės. Kiekvienas pedalų apsisukimas skaudžiai atsiliepė jo mintyse, atkartodamas negailestingą, neatsakytų klausimų ritmą. Pasiekęs ligoninę, Elis puolė vidun, bet griežta slaugė jam pastojo kelią. Tik šeimos nariams, tarė tvirtai ji, o žvilgsnis buvo užjaučiantis, bet neperkalbamas. Prašau, sušnibždėjo Elis, neviltis lėtai veržėsi į balsą. jūs mano geriausias draugas, bent jau leiskite pasižiūrėti pro langą. Slaugė tyliai linktelėjo ir nulydėjo Elį ilgu koridoriu iki palatos lango. Pažvelgęs pro stiklą, Elio širdis skaudžiai sudrebėjo. Išvydus Tomą, išblyškusi, be sąmonės, su laidais ir vamzdeliais tarsi trapiais šiūlais, laikomas šiame pasaulyje. Ašaros aptemdė Elio žvilgsnį, kai jis atsitraukė, jausdamasis vienišesnis nei bet kada. Eliui atvykus į mokyklą, koridoriai ūžė įprastų rytinių chaosų, tačiau jis jautėsi izoliuotas, įkalintas savo mintyse. Pertraukos metu, pasislėpęs šešėliuose po laiptais,
Jis nedrąsiai atvertė sąsiuvinį. Pulsas staiga pagreitėjo. Naujas įrašas buvo įrašytas aiškiai. 3:18. Kils gaisras. Visi įrodymai bus sunaikinti. Kabinetas 241. Gluosnių gatvė 16. Elis iškart įvedė adresą į telefoną. Rezultatas greitai tapo aiškus. Senoji chemijos laboratorija, uždaryta prieš 2 metus. Smalsumas graužė vidų, bet baimė buvo dar stipresnė. Elis priėjo prie būrelę klasiokų. Ar kas nors girdėjot apie tą seną laboratoriją Gluosnių gatvėje? Paklausė, bandydamas skambėti atsainiai. Keli gūžtelėjo pečiais, bet viena mergina, Ava, prabilo. Berods buvo žinių pranešimuose. Kažkas keisto ten vyko. Elis greitai peržvelgė internetą ir aptiko nerimą keliančias antraštes. Paslaptingi eksperimentai sustabdyti. Protokolas 27b siejamas su dingusiais nepilnamečiais. Žemiau smulkių šriftų buvo kraupus prirašas. Straipsnis atnaujintas, nuorodos į nepilnamečius pašalintos, kol bus gautas patvirtinimas. Elio kvėpavimas sustojo. Krūtinę dar labiau suspaudė kylantis nerimas. Po pamokų Elis skubiai mynė link nurodyto adreso. Privažiavęs jis pristabdė tempą, pastatas buvo apleistas, bet saugomas nuobodžiaujančio apsaugininko, vartai užrakinti grandinėmis. Apleista laboratorija stovėjo grėsmingai, slėpdama paslaptis, kurias Elis tiesiog privalėjo atskleisti. Naktis atėjo greitai. Elis sėdėjo nerimastingoje sumaištyje, nuolat žvilgčiodamas į laikrodį. Laikrodis rodė 1:20. Įveikęs baimę, jis apsivilko švarką, pasiėmė sąsiuvinį su žibintuveliu ir išlėkė dviračiu į naktinį miestą. Apvažiuodamas teritoriją, Elis pastebėjo skylę tvoroje. Atsargiai paslėpęs dviratį į krūmus, pralindo pro plyšį. Iš sargo būdelės sklido blyški šviesa, tačiau apsaugininkas nė neįtarė apie Elio buvimą. Vengdamas apšviestų vietų, Elis judėjo šešėliais link pastato galo. Širdis daužėsi krūtinėje, kai jis alkūne tyliai išmušė stiklą ir įslinko į šaltą, drėgną tamsą viduje. Jis prisiminė, 241 kabinetas turi būti 2. aukšte. Atsargiai slinkdamas šiurpą keliančiais koridoriais, Elis pasiekė laiptinę. Vos tik uždėjo koją ant 1 laiptelio, jo žibintuvėlis nušvietė nudilusį ženklą. -3 aukštas, ribota prieiga, tik su 5 lygio leidimu. Dulkėse ant laiptų buvo aiškiai matomi švieži pėdsakai. Kažkas neseniai ten leidosi. Elis trumpam sustojo, pulsas daužėsi ausyse. Vedamas neapsakomos smalsumo, jis atsisakė pirminio plano ir lėtai pradėjo leistis laiptais žemyn į tamsą.